Sveiki visi. Šį kartą atvykau į Tauragės rajoną. Pabandysiu pasivaikščioti Akmenos pažintiniu taku. Taigi, ši poilsiavietė įkurta 1969 metais Aleksandro Judelio, tuometinio Tauragės miškininkų vadovo iniciatyva. Čia išsipildė jo svajonė atverti vaizdingą gamtos kampelį žmonėms ir pavadinti jį Lakštingalų slėniu. Tai praeisim pro Lakštingalų slėnį, kuris va čia yra. Čia vyksta darbai, žmonės dirba, prižiūri gražiai šitą vietą. Ohoho, kaip siubuoja. Prasideda takas. Va tokiu va tiltu. Šalimais vyksta medžių genėjimas. O čia ir Kamino Lituano sutampa kelias. O kokių paukščiukų čia galima aptikti. Tulžys, griežlė, didysis dančiasnapis. Gale turėtų būti dar vienas kabantis tiltas. Ir visą laiką, kai eini, girdisi upės čiurlenimas. Toks raminantis pasivaikščiojimas. Žalsvažiedė blandis. Auga pelkėtose pievose, kur dirvožemis turtingas maisto medžiagomis. Štai ten slėnis, apačioje upė. O štai čia, tiesą sakant, labai statu. Gal ir reikėtų kažkokiu turėklu, o štai čia einant žmonėm, ypač vaikams, kad būtų saugiau. Bet vaizdas tai labai gražus. O štai poilsio vietelė. Nes užlipus tiek laiptų tikrai galima pavargti. Akmeninis stalas. Žiemą čia turėtų būti dar kitoks vaizdas, kai nėra lapo arba rudens pabaigoje. Dar visai kitoks vaizdas. Arba rudenį, kai lapija pasipuošia įvairiom spalvom. Turėtų būti nuostabus vaizdas. Pagramančio regioninis parkas. Mes esame čia. Čia vėl patenkam į šešėlio karalystę. O štai tokios rodyklės nurodo kryptį. Buvo laikas, kai užlipti turėjome, dabar lipsime žemyn. Kamino Lituano, miškinė obelis. Erškėtinių šeimos obelinių pošeimio medžių rūšis. Bebrai, kaipgi be jų. Ir ūdra. Nekirsk kampo, suk į kairę. Pažintinio tako ilgis 1,4 km. Netrumpink.
Štai ir lipame ant kito kabančio tilto. Štai koks jis. O pats tiltuko vidurys galim pasižvalgyti. Štai ir praktiškai tako pabaiga, kaip aš suprantu. Taigi prasivaikščiojom pro labai gražų akmenos pažintinį takutį. Kviečiu ir jūs jo prasieiti, kai važiuosit pakeliui. Iki kitų kartų.